Guten Morgen, čia aš Need for 3 ir sveikinu visus sulaukus žiemos. Šiandien testuosim Need for 3 įrangą prie minusinės temperatūros. Su mumis yra dar Mr. Chef Martinkor. Grąžinkit video gagą. Kaip visuomet randamės Žemaitijos glūdumus, šiandien planas yra išmėgoti hamaikį. Ir ši naktį rodo bus kažkur apie -2 laipsnių, galimai. Kitur rodo 0 laipsnių, bet turėjom termometrą, tai šiandien pažiūrėsim, kaip čia bus. Ir iškart ten prie reikalų, kabinam hamaką, parodys savo bišką prie pasikabinti hamaką ir toliau eisim, pakalbėsim biškį apie mono gaminamą gėrą. Iš pradžių mėgsta atsimatauti, kiek yra atstums nuo čia. Čia šitą turėjom 6 metrus, kas yra pats tas hamako. Man labiausiai patinka nuo 5 iki 6 metrų atstums, to kar būn patogiausiai mėgoti hamaikį. Kartas labai priklaus, kartas būn pasikabini prie 3 metrų. Bet prie 3 metrų moniai kažkaip nelabai patinka, nes atrodo biškai toksais labiau suspaust, o kuomet ten pasikabini platesnio atstumo, to kart atrodo ir daugiau erdvės pačiam hamaikui. On su tokia labiau išsilygin vis tau tempėm supranti ir gaunasi patogiau mėgoti. Prieš kabinant reik dar sugalvoti, katro vieto bus tau galva. Aš pagal Feng Shui visuomet mėgstu galvą dėti šiaurės pusėje, tai šiaurė į tenas. Ir galvos pojus turi būti biš žemesnė, kažkur per metrą maždaug. Tai jeigu čia kojai pojus, aš tau kabin aukštą, o kai kabin žemiau. Šiaip daugelis žmonių net neįsivaizduoja, kaip hamaikį tu gali mėgoti žemėm, bet iš tikrųjų, jeigu turi tinkamą įrangą, tu hamaikį gali mėgoti apskritai mes. Aš, pavyzdžiui, pernai mėgojau prie -18, mėgojau kaip pas babūnį patalų susireiti. Įves šiltą, žinote, pekti. Tai žemė hamaikį mėgoti ir šiaip net smagiau negu ant žemės. Apskritai, visas metas jį smagiau mėgoti. Taip, tą kabinam hamaką iš šitą vėjins. Čia šitą kad. Dabar pasireguliuoti tempėm. Šiaip turėtum atstoms tarp medaus ir hamak turėtų būti plius minus vienodas. Koi gali biškai gal būti ilgesnis. Tai čia toks, man reikia koi gal pritimti. O, šiaip kur sako, kad turėtum būti tam tikras kampas hamako, aš manau, kad tas ir nebūtinas dalyks. Nes kuomet turėjom ridgeline vidu, on susitvarto dalyką, to kampą. Bet tas kampas pasikeitė, kuomet atsisėti. O šitą pakabin hamaks va kažkur tokiam aukštį ir turėtum būti, kad galėtum normaliai atsisėti, žinau. Nereiktum per žemą ar ten per aukštą. Ai, šiaip hamaik negal per ilgą būti, žinok, nes po to niek nebnori veikti. Ir tik tą gulį hamaik. Toliau iš mėgojimų sistemos turėjom hamaką. Užsidėsiam pašiltinimą iš apačios, katras vadinas underkill. Ir beleik tik tą mėgmaištis. Aš šiaip mėgmaištis naudoju kiltą. O kiltas yra tas pats, kas mėgmaištis beveik. Tik kiltas netor kapišūn ir netor nogaro daly. Tau nogar visur va iki čia, ant ir atver. Skom baisė, ne, atrodo, kas čia per nesamui nogar atver, žinai. Bet iš tikrųjų, kaip ir turėjom tau pašiltinėm iš apačios, on sašil, suprant, tau nogarį, ta vis dalis, katra ana čia susispaud, an ir nereikalinga. Nereikalinga dėl to, nes suspausta dalis ana prarand termoizoliacinės savybės pagalvėlį hamaikį yra būtina. Šiaip nėra būtina, aiškiai, gali, žinau, pasikeišti, kad į bet kur arba mėgoti be pagalvėlis, bet su pagalvėlį į fainą, žinau, patogiau biškai. Taip šitą turėjom pašiltinimą ir pašiltinėms mums labai lengva pasikabinti su to karabinčiuk, kits karabinčiuk. Šią plans iš tikrųjų ir toks. Šiandien sako, bus -2 naktį. Bet ta šita vis įrang, ana atlaika iki -2 komfort. Bent jau taip ir pagal gamintojus. Tai šiandien žiūrės, ar tai gamintoja man melon, ar ne. Nes jeigu melon, aš pasanu išsiūs dėžį, surik. Anu kol siūs 7 dienas, bus ons neėdz. Ir niekur nebėgiuos ir on su kart, kai išlys iš tos dėžės, pasanu tam ofis. Visi. Tai per ilgą neįsiplėtus, čia šitą yra Need for 3 hamaks. Need for 3 hamaks yra mono gaminams hamaks. Nu, negrina mon, turėjom į padėjėjai, siuvėjai pačiu geriausias Lietuvo. Bet ant svin žodžiu ir gaminams šitą čia, Žemaitijoje. Ir vis esmė to hamak yra, kad aš, kai ieškojau hamak, katras būtų patogus, tokį nebaužinau.
Ir kitą įrangą pavyzdžiui pašiltinėms, underkilts, ne, ir pavyzdžiui tinklėlis pats, kad ir, tuoj kai krek, nebuvo rinko. Ir sakau, ak jūs neturit, tu jau padarysi. Ir šitą prašau. Turim mon mėgstamiausias hamak mėgojimo sistema. Gal daugiau papasakoti apie pačią įrangą. Tai apačio čia šitą turim pašiltinim. Ir tos pašiltinims mata, on si ne bet koks. Nieks taip šiaip negamin, vat kad būtum on su iš tokių gumų, katras tolygiai pritrauktum, to vis pašiltinim prie tavo subinys. Hamak šiaip gali mėgoti su kilimėliu, bet su underkiltu, su to pašiltiniam ir žinok šimtą kartų patogiau. Nes kuomet guli su kilimėliu, tas kilimėlis gal išslyst ir kuomet slankio, žinau, buvo nepatogiai mėgoti. O su to mėgt, nieks niekur neslidinį. Hamaks, katru šiandien naudojam, vadinas gilis. Anu pavadinau taip dėl to, nes anu tinklėlis, vesta šita. On sa pilna nusijam, kaip giliaus ta kepurėlė, žinau. Aš jiem vis teik mėgtų su tinklėliu, nes tinklėlį, žinau, konsa biškį tau šalumą, tu vis tau kiekis prikvepajusi, pripėris, vis teik biškį sulaik, neišslai tai greitą. Tada jį biškį šilčiau mėgausi. Martinkas sako, eis pripėris jau. Hamak, bet sako, gal ant jau ir toks įsigėris. Devilas, Kubi, žiūrėk, galiam parodyti, kiek išlaik. Mata, du žmonės šitą. Sėdėk. Žiūrėk, šniūra šitą, o. Kubi, Kas? Man atrodo, mėgosim džeši. Mazakau, nedraskyk man feng shui. Feng shui. Dar svarbus faktas, kad turiu paminėti, tai kad visas medžiagas, katros ir naudojant šitą visą Mon Need for 3 įrangą, anos ir pagamintas be Forever Chemicals. Forever Chemicals ir PFAs. O tai PFAs aneirondas padengime audinę nudrėgmės, tas vadins DVR. Ir žodžiu, on atstumia vandenį, ne. Ten, žodžiu, ir toks, kaip skaitykiam porškals, ne, skys, katro, padang. Ir tas skys, ne, tas porškals tortų PFAs. Ir ne ir nuodingi žmonėm. Kuomet tu suvartuoji, patenki tavo sistemą ir nikuomet nepasišalin. Ir gal sukelti vėžį, kaip sakau, ir visokį nesąmonių. Ir daugelis gamintojų tai net neatsižvelg, nes kiti audinė su tas PFAs ir pigesni. Ir kitiem tiesiog biznis pasijam pigiausius audinius. Bet aš sakiau, ne. Moha maka negal sukelti tokių problemų, kas čia per nesąmonį. To ir gydyti. Ir todėl aš visur naudoju audinius be jokių nuodingų chemikalų ir panašiai. Šiaip kalbant apie ekologiškumą ir visus tos dalykus, ne, tai hamak audinys irgi ir iš perdirbta plastika. 100% recycled nylon. Stogėlį irgi ir svarbu neperti. Pavyzdžiui, čia, matos toks jau išlenkiams, ne. Tai šiaip turėtum stogėlis ateisi, bet kadangi šiandien nebus jau lietaus, tai realiai nesvarbu. O jeigu ir lietaus, svarbu ir dėl to, nes vidurinis siūlė ant galbūt per daug kitą. Ir kadangi ir vis teik susiūt, ant to ir toks mikroskilėlis. Ir vienas kai slažas gal įkrėsti. Todėl kuomet lyn, stogėlį geriau biškį atlaisinti, iš kitos pusės irgi. Arba biškį teimt į teną, kad mums būtum teisę. To kart vis tvarku. Turėjom viskų paruoštą, reik tik tą sulauk dabar nakteis. Žiūrėsim šį naktį, nušalsim subinę, ne. Šiaip svarbiausia, jeigu nori nesušalti, tai ir būt gerą privalgys. O ką gerą privalgytum? Reik turėti šef, Mr. Chef Martinkus, kak šiandien meniu? Rizoto. O gal nori, aš galiu pagaminti savo firminę gal nereikia. Virtą vištieną? Bereikal išnaudoti makaroną. Martinkos makaroną buvo paaukoti. Neskaniausiam maisto. Neskaniausiam patiekalui. Neskaniausiam patiekalui. Ujei.
Ja. Staigiai sutėm, kaip visuomet. Bet šitą vištieną ruošiamą. Mr. Chef Martin šitą korpiečių. Tu jau kelsiam pautą. Turėjom -4 laipsnius. Žinai, gal būti įdomi. Nu tu atsitūpi su šlovom. Jo. A tu jau dedam? Nežinau, kur pusavėjai. Aš nežinau irgi. Ką? Nežinau, jau dedam vis jau čia. Pučia, ne? Bet nebus netoviš susimarinti. Ai, mums galim palaukti, po. Bet tai kiek čia mes dar lauksim? Kiek rizoto verda? Nu, apie 2-5-3. 30 minučių. Bet tai jau da iškepti reik. Tai gal ir užteks to marinavim, žinok. Niek čia mes kutų čia da valand lauks, nelauks. Ateik, padėk. Diktum to vientina. Datalio. Ui, pala. Taip. Chicken kep. Bet gera kep. Staigiai. Nu čia Martinko, žinau, bus pakabinėms, tu iki nesimatys. A įsivaizduoju. Įsivaizduoju, ką pažiūrėjau, jau įsivaizduoju. Opa! Super! Špenkar. Bet pala, tu galvoju, čia viskas. Žiūrėk. Oho. A jau supratai jau. Ką panauda buvo užkelti tu virš? Būt geras su tuo pagalkui. Gerai. Sargiai. Opa. Yes. Wow. Va, žiūrėkit, turėsim čia šveis. Super. Gerai, reikia kepti rizoto. Darosi jau biškį alkana. Ką visuomet per vis dėjim, kad būt miškė kažką atrodo, kad, žinau, nesinor valgyti, tik tą vien kartą pavalga ir ein guli. A to ne, Martinko. Atstok tu nuo manęs. Čia darom taip sultinį iš chicken koncentrat sultinios. Nepatruškai? Tepa biškį pili sultinį, bet vien problem galbūt, kad biškį ir per mažą sultinį. Nes kažkas per daug grįžti norėjai. Nu, Užduodi. koks kai. Čiut neužmiršom, ką vyn turėjom. Tiksliau, vyn reikia pelti rizotą. Ir nebeatsidarė, užšal. Per daug buvo. Va, jau žiūrėk, kai tu jau nebliks. Pridėjom grybų. Rizotas su grybas. Rizoto jau beveik pagamintas. Pridedam sūriaus, daug sūriaus. Kabinam mano žemį. Ant tų pagalių galim padėti šitą. O čikins pašilus, kaip sako. Wow. Galimai skaniausias rizotas miškai, kai esam dar. Ar ne? Ką? Biškim palikti buvo. Bet skaniausias. Garantuota.
Nu, prieš šiandien gulį pasižiūrom, kur turėjom. Kiek čia ir? -3 atrodo. Bus, manau, pats tas šitą išbandymo. Jeigu minus einat laiką, -3 jau turėtum būti toks biški ne visai komfortas, bet pažiūrėsim. Visokai, o ne? Mūsų sako, rengamės, ruošamės, mėgoti. Sleep. Gerai, gulis paruošts. Reikia išsidaryti ir lysti ved. To tai geras, tu su apatiniu kelniu. Oho, šiandien pirm kartą kauk nusimuojo tik ta. Per kiek laik. Iš kartą realio klausa. Kadangi man mėgma išsirbė kapišon, aš turiu atskir kapišon. Iš Need for 3. O. Šiandien bus pirm kartą išbandoms tas kapišons. Nikome dar nesbandys, bet atrodo geras rekals bus, žinau. Iškart šalt, vos tik užsidėti. Šiaip gal geriau negu su kaukė, nes neprispaudė teik. Jau tys toks laisvas, vis gal atrodo laisva. Reikės bandyti. Žiūrim, kur termometras darau. -3. Kapišonas. Šitą koks į labai geras rekalas. Ir iš tos pačios medžiagos, ką pašiltinėms, tik bišk plonesnis ta šitą ir man naktinę batą. Ir manau geriau ir negu vilnuojant skojins. Nes ta šitą ant snyk nesvar ir galbūt bišda šiltesnis negu vilnuojant. Nu kuria bandyti gultis. Dabar jau pamiršau, katro pusė man galvų. Katro tu esi dabar pala. Tu esi tena. Ne pagal feng shui, Martinko. Tai vertinsim, kaip šitą situaciją. Arba šalstubinį, arba ne. Kol kas atrodo šilta. Jeigu pasidarys šalt, bandys atsikelti, aš pataisysim kažkaip to situacijai. Bet jeigu neatsikels, tai atsikels iš ryt. Jeigu atsikels iš ryt, tai reiš bus gera. Tad, kaip sakom, laba naktis. Labryt. Turėjom ryto, ne naktį. Kur tas reiškia, kad buvo šilta mėguot. Tik atsigolus naktį, šiaip vien moment buvo, taip kažkaip atrodo, kad pradėjo šalti kojas. Bet ne kojas visas, o tik tas viršus koja keliena. Bet po to kažkaip pats prišilau, pats prišildžiau visą šitą sistemą ir prie -4 skaityk komfortas, ne, -1 čia visko ir prie -4 be problemų. Kapišonas irgi labai gerai. Vis naik mėguojo, grinas susitrauks iki teik, kad vožina išlindus, bet po to vienu metu pradėjo iššalti, jau žina, vis jau tik sušalus, tai biškai tiesiog pasikišo. Taip šito, taip beveik pusiau. Į puikiausią. Labai gerai, aš pagalvojau, tas kapišonas, ne? Kad ons yra atskira nuo mėgmaiš, labai gera, kad tas mėgmaiš teik neprisikvepaun, kad jeigu tu užsidėtum ant mėgmaiš kapišoną, nuėsi į vidų, tu kart iškart prisikvepuoji į vidų, tada kondensats, tada pradėt šlapti, būn jau negera. O dabar su to kapišonu ant sabiškį kapi pats praleid į per čia per tarpėlį ir per apačią čia, ant neįteisę į to mėgmaižną. Arba iš visons, man atrodo, žinok, jeigu bišką apsikomša, užsispaudė, tas urs pradeda tiesiog eiti aplink galvą. Ir būn da šilčiau. Tai skaityk, ne, iki -1 yra. Ir
vienintelis pašalims, nu ne pašalims, o vienintelį veitą jautis, kad galėtų būti biškį šiltesnė, ne, jį buvo ties kojom tik tas. O iš nogars ta šita, aš manau, ant dar laikytum dar daugiau. Nes nogar nei biškį nešal, subin vis laik šilt. Tik tas, vat, galvoju, gal reikėjo storesnės apatins apsimaiti. Bet šiaip jauč galėtų ir išmeiguoti dabar prie minus vein be apatinių, tai tikra. Prie minus 4 be apatinių jauč galėtum, bet jau neteik fainai. Bet šiandien laukia vėl šveit saulė. Jau atrodo vėlą pakraščiai, reikia atkelti, žiūrėti, kas čia darus. Temperatūros dabar turėjo -2. Nežinau, čia matus. Įsidedam davai, pažiūrėt, kiek yra miegmaišiai. Tai šitą dar gali parodyti, kas tas kiltas ir tas kiltas, kaip sakiau, jie tas miegmaišis be kapišon, matai. O šitą čia jau baigas. Aš anu tiesiog užsimetė pompetais. Iš kitos pusės irgi, čia šitą ir čia da toj gumain, anu užsidė čia. Jo, ką faina šitą. Vienintelis, ne vienintelis, o pagrindinis privaloms to kiltos. Pagrindinis privaloms to kiltos ir kad labai lengva jie ir įlyst. Į miegmaišį hamakį ir gan sudėtinga įlyst, ten turi įlyst dar, užsikelti ant viršos. Vai tau daug paprasčiau. Ir gal biškį daugiau veits ir negu miegmaišį. Ir visą šio įrangą galite rasti need4trees.lt. Da pažiūrėjom, kur turėjom miegmaišį vidų. Kai tik 16, tai vidų iš tikrųjų aš 20. Kap, numus. Ne, pas numus tik nebūna jau šil. O tada gali pažiūrėti, Martyks išmeigui, iki sak šilta buvo. Martyko, a gyvsis? Pusiau. Kelkiais? Ja. Reiks atbėgti. Su batelė. Nu, da nė ledinė bata. Bet šlaip. Nu, šalti tai bata. Baisiai šalti. O! Sviestuk. Paštetuk. Nu, labas skaniai. Wow. Su sviestu kaip reikalas. O nu. Nutraukiau šlongą savo puslę. What? Gal neišbėgu. Nieks nesušlap gerai. Jau buvo iššeiks. Čik čia reik. Aš savo įrangus nikumet nekeišiu maišelis. Tiesiog visko grūdi vid. Nes hamakus kumet mėgt visą te būn švarai į sausą, tai maišelė tik tą užėm daugiau veis ir svorį.
Plius maišelė, kai susidėt, gaunasi tokie tarpelė tarp tų maišėlių, žinai, anie gaunasi tušti ir anie gaunasi neišnaudojami ir bereikalingi. Ir šitą viską paprasčiausiai susik, sūdėt į greičiau į geriau. Termometras -2. Gerai, dėkui visiems žiūrėjusiem ir misija yra įvykdyta prie -4 išmiegoto su -1 komforto temperatūros setu. Ir susitiksim kitką, ar kuomet bus didesnis minusas, testuosim įrangą toliau. O aš dabar einu užsikau ir spyrt. Šį vakar, ką pingvins rutuliausis tam sneig šitą. Į viskas. Viso gero.